Labas vakaras. Ilgai apie Lietuvos krepšinio situaciją tylėjęs vienas geriausių pastarojo dešimtmečio krepšininkų Jonas Valančiūnas pažėrė kritikos krepšinio vadovams. Valančiūno teigimu susidariusi situacija, kai žaidėjai nesiveržia į rinktinę, yra ir asociacijos atsakomybė, o prezidentas Mindaugas Balčiūnas esą turėtų pasitraukti iš pareigų. Lietuvos krepšinio rinktinės jau šią savaitę laukia kritiškai svarbios pasaulio čempionato atrankos rungtynės. Rinktinė arti absoliutaus fiasko ribos. Pirmą kartą per 25 metus nepatekti į pasaulio čempionatą. Visgi krepšinio kuluaruose kalbos verda ne apie įvykius aikštėje, o už jos ribų. Atvykti rinktinę atsisakė absoliuti dauguma geriausių šalies žaidėjų. Tokios atsisakymų bangos Lietuvos rinktinė nėra turėjusi, todėl imta spekuliuoti apie galimą žaidėjų boikotą prieš federaciją. Ir tik dabar buvęs ilgametis rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas, taip pat atsisakęs kvietimo, nusprendė prabilti. Tinklalapiui basketnews.lt duotame interviu Uteniškis sako, esą jokio organizuoto boikoto nėra. Daug buvo kalbėta apie boikotus ir taip toliau. Nebejuokaukit. Paimsime, boikotuosime ir nevažiuosime tik dėl to, kad kažkam įrodytume. Visgi vienas pastarojo dešimtmečio Lietuvos krepšinio simbolių reiškia įsitikinimą, kad šalies krepšinis turi rimtų problemų. Dabar mūsų jau nieks nebijo. Mes praradom tą nugalėtojų dvasią, tą pasitikėjimą. Dabar net estai iš mūsų juokiasi. Pro klyną paduoda kamuolį pro nugarą. Anksčiau to nebuvo. Tas susivedimas vis blėsta ir blėsta. Kažkas turi įvykti. Ir pirštu veda į Lietuvos krepšinio asociacijos prezidentą Mindaugą Balčiūną. Valančiūno manymu būtent jis yra atsakingas už dabartinę šalies krepšinio padėtį ir turėtų trauktis iš pareigų. Jeigu mes tokie nepatriotai, jeigu mes neatvažiavom, tai klausimas Mindaugui, kodėl jis neatsistatydina? Jeigu tu patriotas ir taip myli Lietuvą, o matai, kad pekla, kad tikrai blogai, susiskaldimas baisus, tai pasakyk, dėl Lietuvos aš išeinu. Balčiūnas žymių šalies krepšinio asmenybių kritikuojamas jau ne vienerius metus. Anksčiau kritikos jam negailėjo Šarūnas Jasikevičius, Kauno Žalgirio vadovas Paulius Motiejūnas. Štai neseniai tokia ironija pasidalijo buvęs rinktinės žaidėjas Rimantas Kaukėnas. Krepšinis Lietuvoje nemiršta, mes tiesiog labai profesionaliai tikriname, kiek jis gali ištverti. Balčiūną kritikuoja ir net 4 medalius su rinktine anksčiau nuskynęs Jonas Mačiulis, kurio teigimu kvietimų į rinktinę masiškai atsisakantys žaidėjai taip elgiasi nebe priežasties. Ir žmonės visi supranta, kad, palaukit, mes aukojam savo kūnus, savo, kūną, iš kurio uždirbam labai daug pinigų, kur statom ateitį, savo šeimų gerovę ir taip toliau. Ir kažkas čia visai net nesupranta nei ką daro, nei kaip daro, nei dėl ko daro, nes maždaug liko laiko dar biškiuką, tai kam tenais tada važiuoti? Treniruoti rinktinę dar birželį Balčiūno buvo kviestas Dainius Adomaitis, tačiau jis atsisakė ir sprendimą argumentavo kritika asociacijai. Nepateisinama visiškai, taip negali būti pas mus krepšinį. Ir paprasčiausiai turi būti pasikeitimai krepšinė ir čia nėra kito varianto. Dviprasmiškai klausimų dėl Lietuvos rinktinės situacijos kėlė ir garsus Jungtinių valstijų specialistas, prestižinio Arizonos universiteto treneris Tommy Lloydas, ką tik lankęsis Lietuvoje. Lietuvos krepšinis turi pačią stipriausią dvasią. Jūs visada žaidžiate už kai ką daugiau nei esate patys. Žinau, kad mes esame tik koledžo komanda, bet šį kartą nepajaučiau tos dvasios. Tikiuosi, kad jūs ją susigrąžinsite. TV3 žinios dėl atsako kritikai susisiekė su asociacijos prezidentu Mindaugu Balčiūnu, tačiau komentuoti situaciją jis atsisakė. Prezidento rinkimus jis laimėjo prieš 2 metus balsų daugumą, juose įveikęs Robertą Javtoką.